Natale con io. Bet vanduo tai ledinis, bet sugalvota tai įdomu. Wow. Tas prabėga. Ir čia žiauriai gilu. Wow. Klausiau, kodėl toks baltas tas vanduo, tai tipo iš kalnų čia, kalkė turbūt, ar kažkas panašaus. Nu, bet čia tai tikrai toks fainas. Ir čia nėra daug turistų, man atrodo, nes jie tai čia mane, nu, jau ir prašo fotkintis ir ten pasifilmuoti, ir kalbina šeimom, tai aš įtariu, kad jie čia nemato daug kažkodėl tai turistų. Nu ir aš nematau, tai sakant, aš čia realiai tarp vietinių trinuosi. Kažkaip ir tiek. Gal mačiau kokį vieną, du žmonės kitokius, o daugiau tai visi Indija ir Nepalas. Šiaip neįmanoma jų atskirti, čia realiai tas Nepalas, tai ta pati Indija. Nieko kažko tai kitaip. Tai va, nu bet geras šitas man patiko, šalta gera. Šiaip aš nesu iš tų, kur labai čia mėgčiau bendrauti angliškai. Nu, rastum lietuvių, tai čia tik daug man pašnekėt, bet šiandien tai, pavyzdžiui, sakau, čia apie tą ekskursiją, tai jau gal 5 ar 6 šeimos tokios, žinai, visos ten subėgo, kalba, klausė. Jie moka angliškai kalbą, bet nei mano ta anglų kalba labai stipri, nei jų sunku akcentas labai. Aš sunkiai suprantu jos, man labai reikia klausyti, ką jie bandyti iš konteksto suprasti, ką jie sako. Tai sudėtinga, tai aš jau paskui bėgu, tai jau ne pirmas čia vieni, tai iš vis va tie pačioj dabar, kur eina 2 vyrukai ir 3 vyrukai, berniukai ir šeima visa, tai ateikit, nusifotkim čia prie mūsų šeimos, nu tai atsistojau, ką man gaila, bet juokinga tiesiog. Tai jiems fainai. Bet čia sakau, jau daug šiandien, tai jau aš jau paskui slapstausi tingiu šiltams eiti kalbėtis, nes, nu, tai tos pačios istorijos, iš kur esat, kiek laiko, ar patinka Nepalas, bla. Oi, užpuolė mane. Gerai. 2 valandas žygis laukia, o čia vėl lietus kaupasi. Su kalnais taip yra. Niką nepadarysi. Nors ir skurdu čia taip, bet įdomu, bet ta ekskursija čia tokia visai fainai. Fainai, aišku, kad ir nebrangu viskas. Pusryčiai šūdini. Tokie, nu, silpni buvo pusryčiai, tai čia dabar jau valgyt kartu su visais. O, iš čia mano šunį atpažįsdavo vaikai. Šitą va. Sakydavo iš šitą filmą pavadinimą, nežinau, kaip pavadinimą. Ir žodžiu, tai kas fainai, tai čia parodo tų vietų tokių. Ir kas pigu, nu tai va, pusryčius buvo blogi. Tai nuėjau pavalgyti čia, kai visi ėjo irgi valgyti, tai šitai skaniai, nu, blemo ryžiai, nu, plovas, iš esmės vištienos plovas toksai, sausas toksai, tai blem, euras, 3 kažkas tai.
ten ta ekskursija irgi gavosi to čia išvertus gal kokie 6-7 eurai. Nu, tai tos kainos. Tai labai smagu buvo tų visų Japonijų, kai ten lengva už viešbutį virš 100 reikėjo mokėti, tai skirtumas didelis. Tai. Ir dabar jau čia, kur kalnai, tai vis tiek to veiksmo, bet blemba, čia pas jos tas smogas, bele koks, ir aš jų klausiu, nu tai tipo, tai būna čia, kartais prasisklaido. O čia GPT sako, tai čia dėl jų visų pievų deginimų, dėl mašinų šudinų, dėl visų šitų tipo dalykų čia. Dauboj tarp kalnų toksai yra, gaunasi viskas dauboj ir dėl to tas vas kaip dangčių uždengta, gaunasi toksai sėda viskas į tą duobę tarp kalnų. Tai aš tikiuosi, kad ant kalnų biškį gal pasitaisys tas vaizdas. Gal, matysiu šiandien, kai tik dar 600 metrų sukilsiu, tai gal kažkas pasikeis. Vaizdelis. Gerai, jau autikas važiuos. Išlipsiu po keliui, tai mažiau reiks eiti, nes buvo planas eiti 10 kilo ir liks tik 6 kilai. Nu, tik, man tik 6. tai biškį sutaupysiu laiko, nes noriu nueiti tą aukštesnį miestelį. Zadzukam $2. We're going back, okay? Yeah. You want to try? No. It's okay. You want to try? You can try. Nu tai viskas, palikau aš tą ekskursiją. Manau, iš dalies tai fainai, kai tie žmonės tokie, kad ir kartais priekabus, aš jau paskui vengiu, bet nori padėti žmonės tikrai. Nu, šiaip miela, toks buvo vienas mokytojas, jis mokytojai dirba, nu tai išsilavinęs žmogus su šeima. Tai paskui aš jau su jais visur tasiausi, kaip 4 vaikas jų. Ir, nu nes 3 buvo. Tai man buvo paprasta, nes visko pasirūpino, viską parodydavo, viską ten pasakydavo. Man nereikėjo nieko gilintis, tai fainai tie geri žmonės. Paskui, aišku, to sakau, aš nežinau, kartais atrodo, aš taip mėgstu to žmonės. Nu, tipo, mėgstu bendrauti, bet kartais aš taip noriu atsiriboti, aš taip noriu ramybės. Man, pavyzdžiui, tada Filipinuose tas taksistas irgi buvo malonus, bet jis man taip atsibodo. Aš jau taip norėjau su juo nebebendrauti, kad jisai tiesiog mane vežtų ir nieko, tai dabar irgi kartais jau vengdavau, bet kartais gerai, fainai. Paskui jau jaučiau, kad, žinai, gal man čia tik taip atrodė, kad ta jo žmona su dukra nepatenkintos, kad jis visą laiką ten manim rūpinasi. Bet gal tik taip atrodė, nežinau. Tai va, tai viskas, dabar 2 valandos į 600 metrų kalną ir 6 kilometrų aukščio. Tai sukilimas per kilometrą 100 metrų. Per 100 metrų 10 metrų. Tai nežinau, ar čia daug ar mažai. Metras per 10 metrų. Normaliai. 10%, ne? Tai va, tai labai tikiuosi, kad nelis, nes pažiūrėkit koks dangus. Jeigu lis, tai bus linksmos 2 valandos. Nu, bet smagu, lipu į viršūnę, sakė, labai gražus vakaras, labai gražus rytas tenai, sakė, pats tas mokytojas irgi sakė, jeigu, sakė, gali nakvynę jau ten turėti, o ne tam Sarangote, o ne Pokharoj, tai taip ir daryk. Tai va taip ir darau. Lipu. Tiek, kad žinai, iš ryto gal būtų buvę lengviau, dabar tai čia pas mane jau kiek čia yra tų valandus, po 50,
Tai jau aš jau pra visą dieną čia prasitasęs visur. Tai man čia dar biški krūvis, bet nu tai ką aš paskui veiksiu tenai tam po karo aš jau vakarė visą apžiūrėjau. Tai turėsiu ekstra, jeigu ką laiko, nes pagal čia ChatGPT tai jis man siūlo tokį daryti tripą aplink kalnus. Tai aš, kaip pasakyti, aš turiu turėti rezervinių dienų, nes paskaičiavus ten man tik, tai aš norėčiau vieną dieną turėti rezervinę, geriau grįšiu neskubėdamas ir tarp po karai pabūsiu. Nes, nu ką man iš po karos į Katmandu grįžti vieną dieną, tada iš Katmandu, ir iš Katmandu skrydis. Tai bet man iš tavo D-Campus dar vieną dieną grįžti bus jau visą dieną, jeigu 7 valandas eičiau. Tai aš jau taip ir planuoju. Tai va, gerai. Pažiūrėkit, kaip gražu. Nu, man kalnai tai kažkas tokio, aš negaliu. Nu, va, čia mano vaizdai. Ten buvau tam taškelėje, va, tam baltam, va, tenai. Šiandien buvau su autobusu. Žodžiu, kitoj pusėje aplankiau Autiku. Iš tikrųjų galėjau ir ne Autiku pagalvojau, bet tai sutaupiau vieną dieną, nes būčiau šiandien ėjęs tenai. Tai ten valandą, 2 kelio iki, va, ir ten buvom. Va, ten va. Bet tas rūkas, tai aš nežinau, užknis. Čia taip gražu būtų. Nu, čia pizdės, tai čia kalnai, bet va tas rūkas. Na, bet vis tiek. Žymiai smagiau negu miestai. Tai va. Uostas matosi. Nu, jie čia turi tą terasą, bet šiaip čia taip apjota, apvaryta viskas. O koks vaizdas. Čia aš mačiau prieš tai, kad į ežerą, nu, aišku, šitas medis viską užstoja. Na, tai gražu. Man ten reikia nueit kažkaip tai. Man gražu turėtų būti. Oi, kaip gali nemylėt kalnų. Padarysiu nuotrauką, bet įspūdinga. Nepatogu bėgti su kuprinė. Čia kai tų tokių, kur buvo, kur bėga su kuprinėm, ten visais daiktais, ten vos nemėgmaišiais palapinėm. Nežinau, nebejokina tegu. Šiaip tai pabandykite su kuprinė bėgti, tai čia kalba eina apie daug laiko bėgti. Čia biški per gatvę perbėgt, pabandai. Ta kuprinė atskirą gyvenimą gyvena, kai yra sunki. O jų tai dar sunkesnės tos kuprinės. Tai turi būti sunkesnės. Įsivaizduokit, aš tai tik tai turiu ten visokius,
bazinius dalykus, o jie tai turi turėti ir miegojimui. Žodžiu, nesąmonė. O kažkas neblogą terasėlę, ką turi? Ne, tas žodis nebloga. Eiktų savo. Nu, ir pavydu, ir nepavydu. Pamatyti atvažiuot gali kiekvieną dieną čia gyventam kalne, tai nežinau, čia labai fainai. Gaila, kad tamsu, bet, nu, tai čia kambarys kaip kambarys pas juos, čia, nu, tiesiog galima nusivilti, bet čia pas juos norma, čia nėra kitokių kambarių, čia yra dušas, o, belekas, nu, belekas šiaip, tai, žinai, pripratus prie gero yra belekas, bet čia toks standartas, bet, ką noriu parodyti, jūs pasižiūrėkit, ta prasme, čia nesimato, bet čia tas ežeras ir tas visas miestas. Nu, čia kosmosas šiaip. Ir jie čia daug kas turi tokį vaizdą, jie čia gyvena, tai... Wow, sakau, kur ežeras? Vagi, sako, žinai. O čia va šita va tamsi vieta yra ežeras, klausyk, per tą telefoną geriau matosi negu akimis, nes telefonas išviesina vaizdą. Realybė tai ne tokia, gal tikrąją kamerą, nu, nes čia ta, kur lešinė, tai jinai labai keičia vaizdą. Nu jo, išviesint. Čia nėra taip šviesu, čia žymiai tamsiau ir aš, pavyzdžiui, to ežero tai nelabai pastebėjau, galvojau, kad tiesiog kažkokia plokštuma. Bet wow, tikrai, kad wow. Nu ir gali savo kavą gert labai smagiai. Tai va, šiaip tai viską duoda ir žinokit vėl 12 eurų sumokėjau su pusryčiais, su 2 pusryčiais ir dar sakė, duos dar kiaušinių man, jeigu jau taip noriu tų kiaušinių, sakė, tai duos 4 kiaušinius, ne 2. Nu, ne po 1, o po 2 už kiekvienus pusryčius duos, jeigu paliksiu gerą review. Tai aišku, sakau, paliksiu, duokit man kiaušinių. Nereik man, sakau, jūs to batonu. Tai va, nu, čia šitie tik tai tokie man nelabai, bet ką daryti. Yra kaip yra. Tai va, smagu. Šį kartą ėjau jau be... Neturėjau viešbučio, nes niekaip neišėjo nupirkti per bookingą, nežinau kas. Nu, tarsi tempiau, o 5 valandą jau tipo nėra. Galvoju, žinai, nueisiu, pabandysiu, gal netyčia tu turės. Tai čia turi, čia tu pilna tuštų kambarių, aš nežinau, kodėl čia taip yra. Tai va, tai ėjau naura. Tai vienas dalykas, bet vis tiek, nu, jau kelintą kartą pastebiu, pavyzdžiui, ten tas italas, kur man ten paskui su Gruzija siūlė dirbti, nu, padėti jam ten Gruzijoje, jeigu važiuosiu į Gruziją. Tai jisai irgi sakė, negali būti, sako, už tokią kainą. Aš tarsi nuperku per Agodas ir bookingus dabar pigiau negu jie čia pasiūlo. Žinai, kai sako, tipo, nuei gyvai, pigiau padarys. Tai šitas irgi čia sako, negali būti. Sakau, man duoda, žinokit, 12 eurų su 2 žmonėm. Tai sakau, tai reiškia, kad man 2 pusryčius turėsite duoti. Sakau, jeigu tinka, sakau, aš imu, jeigu ne, tai ne. Nu, jisai, tipo, tai okei, bet toks, tipo, sako, ne booking, sako, duosiu, tipo, taip, bet taip išeina, kad jiems ten, nu, nelabai jiems išeina. Ir tas, aš jam tada anam irgi ten parodžiau, ten, atsimenu, 28 gal eurai buvo, ar 25. Tai jis sako, nu, taigi negali, sako, tokios kainos būtų, pažiūrėk, kokius pusryčius duodu, pažiūrėk, sako, kokie kambariai, sako, kaip gali tokia kaina būti, ne, sako, čia klaida.
Bet galvoju, klaida, taigi aš praeitą naktį už tiek pas tave buvau, žinai, bet dėl to nenoriu su jais kalbėti, nes jie cancelins, pavyzdžiui, arba sakys, čia nesąmonė, žinai. O kodėl tai padaro, tai aš neįsivaizduoju, tarsi aš nesuprantu, kaip jie taip sugroja man. Padaro, jie ten rodo tas nuolaidas didelės, kad padaro. Gal, kad labai daug aš čia perku dabar, bet įsivaizduokit, kiekvieną dieną perku jau šitiek mėnesių, tas realiai O Jėzus Marija, nuo pernai metų, aš skaitykit, visas gegužė, visas balandis, visas kovas, visas sausis, beveik visas, pusę vasario, visas kovas, visas balandis, vien per bookingus ir Agoda. O Agoda ir bookingas yra ta pati įmonė, realiai ten tik tai rinkas pasiskirščiusios ir viskas, bet iš esmės pirkdamas per Agoda vis tiek perki iš bookingo. Tai va. Tai, žodžiu. Tai realiai man tas modelis, kur sako, tipo, gyvai susitark ir bus žymiai pigiau, tai man gali baigtis tuo, kad net taip pigiai negausiu, kaip Epsė man padaro tą kainą, nes jie sako, kad už tokią kainą negali būti. Tai va, tai įdomiai, taip labai. Žodžiu. Čia toks viešbutis, kur jau gali pabūti, gali, net nesinori niekur eiti. Bet tai čia mano, ne tai kad svajonė, bet taip aš įsivaizduoju namus, kai žinai, žiūrėk, kaip čia parodyti, gal tu šiandien švies. Tai čia va, tulikas, kad supras, čia lova, dabar žiūrėk. Stiklas. Čia kampe užuolaidos ir vėl stiklas ir balkonas. Čia tik tai tai čia tik ta vieta, biški. Bet tai čia, tai tu realiai. Mano pagalvė. Palauk, čia turbūt galima. Oi, tai kas iš to? Čia langas iš karto. Tai skaityk, kaip čia tai parodyti. Atsiguli ir vaizdas. Tai atsikelsiu ir te ir čia. Tai rytoj ryte, jeigu anksti kelsiuos, tai bus tamsa vis tiek. Bet tai, iš tikrųjų, tai tikrai įspūdinga. Ponia, čia yra ta viršūnė, tai man reikia iki jos rytoj nueiti. Čia irgi netoli turbūt, reikia pažiūrėti, kiek iš tikrųjų. Sakė jisai, kad čia netoli. Šalia, visai, bet iš tikrųjų čia visai už prie pat jos esu. Tai reikia, galvoju, gal nueisiu dabar, pabandysiu, dar pažiūrėsiu, kaip vaizdas iš ten vakare. Palsėjau biškį jau, dar damušiu žingsnių biškį. Tai visai gerai. Tai tikrai pliamas negaliu. Galėtų būti pas juos geresnis pats dangus, labai kažkoks rūkas, ištisinis rūkas. Tas biškį gaila, bet yra kaip yra. Panašiai karo. Gal užsisakai šitai šaliai? Ką nors iš kiaulienos paprašyt, ką? Oi, tos iš karvienos, tai palauk, jautiena, ne? Jautiena.
graži figūra, toks nekišas. Nes ten šiandien dieną mačiau kelis, tai, tai taip, kaip čia pasakius. O, kaip ir tai galima prieiti. Kaip čia pasakius. Bele ką padarė. Your destination is on the right. Čia diena tai nieko gero. Naktį tai yra nieko gero, nes aš pats aš esu labai. Tai žiūrėkit, čia ta statula. Sakau, nugramų. Nu, dar aukščiau. Bet čia mačiau, kad yra tipo ilgiausias ar koks čia palauk. One way 400. $8 nusileisti ar pakilti, aš čia nesuprantu. Likes a 9 minutes cable car. Nu, nebrangiai, sakau, lemba šitoje šalis, tai vis tiek yra biškitas toksai, kur būna tos šalis, kur labai brangios, nu tai kad ir fainai, bet ten iškart koks 100 eurų, 200 eurų. Kokia nors pramoga tokia va. O čia tai viskas labai pigiai. Gaunasi tai taip smagu. Smagu, kai gali savo žymiai lengviau leisti. Per daug čia negalvodamas. Bet tai čia tas jų apžvalgos. Nu jo, kas įdomiausia, kad čia yra viršūnė. Ir aplinkui, va, viskas ratu matosi. Pasuksiu kamerą kitam video. Ja, bet čia nieko nesimato per tą video. Čia gyvai tai, wow. Realiai, wow. Tikrai. Ir čia ramu, čia tų žmonių nėra, aš nesuprantu, čia išvis gyvybės nėra. Čia tokia gamta. Tai va, o rytoj matysiu, gal čia kalnai išleis. Sakė kartais, tas mokytojas, kur čia susipažinau, tai sakė kartais dingsta čia tas rūkas. Tai, nežinau, gal papuls ir man tas kartais. Bet šiaip sakė, nenormalus dabar sezonas, nes tipo šiandien lyjo, vakar lyjo, užvakar sakė lyjo. Ir sako, čia dabar yra nelietaus sezonas ir neturėtų lyti, bet lyja. Tai sakė, nu tiesiog nenormalu. Nenormali situacija dabar. Bet aš tai kažkaip galvoju, tas lietus gal biški padės tam orui. Nusėstom dulkėms, nuplauna viską, bet čia kaip statu, čia dabar va čia statu be jokio atitvarų, be nieko. Šitoje šalyje jie paprastesni šiandien važiavom irgi, žinai, ėjom į tos uolas ir tikrai matos, ten tie akmenys tokie, sakykime, ant ribos. Tose uolose tokie kabantis visokie ir jisai pats sako, čia sako, jie gali nukristi. Ir mintyse galvoju, pas mus tai čia uždėtų šalmus, liemenės, visokias viską. O čia pohui. Taip sakokit galvas. Tai va, viskas ratu. Čia
Čia tai tos šviesos sugadins viską. Bet žodžiu. Gerai, namo rytoj geriau anksti kelsiuos, nes įdomu pamatyti. Saulėtiks. Kad ir nebus saulės, bet tikėtina, kad čia nebus per tą visą debesis rūką. Bet kas yra fainai, tai pamatyti tą budimą rytinį. Visada labai mėgstu pamatyti. Tik labai tingis, bet man dabar labai lengva keltis, nes pagal Japonijos laiką, kur aš čia Seule paskutinį kartą buvau, aš kai atskridau, tai čia gavosi, man atsisuko laikas prie jūsų, laikas priartėjo. Man būdavo seniau 6 valandų skirtumas, o dabar labai ten įdomiai tas, kur čia nusileistų, labai įdomiai tas laikas pasikeitė į 3 valandas, bet nelygiai 3 valandas, o ten 2 valandas kem 5 minutės ar 3 valandas kem 5 minutės. Kaip taip gali būti, aš nelabai čia pagavau. Bet nesvarbu man iš tikrųjų tai. Bet sumažėjo, tai gaunasi kaip ir buvo 7 ryto, pas jūs buvo 6, ta 1 nakties. Tai va, tai dabar gaunasi, aš keldausi 7 ryto, tai dabar tas pats, kad man keltis apie 4. Aš taip pat jaučiuosi. Tai kaip ir pamiego, bet šiandien pažiūrėjau 9 naktį, tai taip, žinai, anksčiau, aišku, aš nueinu gulti, bet ne dėl to, kad noriu, bet dėl to, kad noriu miego, dėl to, kad tiesiog noriu anksčiau kartais atsigulti, nes jeigu žymiai praspingesnės rytas, tai tada eini tiesiog anksčiau gulti. Tai žiūriu, kad aš jau ten prabundu 6, tai vis tiek tas biologinis laikrodis yra, čia galima sakyti, kad nori, kad nėra visokio to jetlago, kur tu keiti tas laiko zonas ir nieko nejauti, tai nėra, kad blogai jausčiausi, bet vis tiek tavo organizmas jaučia, kada jis nori eiti miegot, plus minus, ir kada jisai nori keltis. Tai sakau, 5 ryto aš jau blūdiju. O, žmonių yra. Tai gražu. Man čia jau patinka. Kažkaip, Katmandu nepatiko. Po Gharatą tai patiko, viskas ten jau neblogai, bet žmonių labai daug, triukšmo, labai smarvės, labai daug. O čia tai, čia tai jau, čia man patinka. Aplojo mane didelis šunis prieš tai. Tai taip jau sustojau, nes pribėgo tokie 3 tokie drambliai. Sakau, kokie jie čia, pažiūrėkit, dideli, tokie nušerti, neperalkę, tokie neperkarę. Kitose šalyse sunkiau ir keista, kaip šitoje šalyje. Atrodo, jie čia ir gyvena prastai, bet kažkaip lieka tiem gyvūniukam, reiškia, to maisto nuo jų. Sakau, jie ten gulinėja, tų čipsų pridėta jiems paleitų sausainukų, tokių visokių sūrių. Net nevalgo jų, tai realiai gerai, sotus šuo, jeigu nevalgo tokių dalykų. Bet kokiu atveju, jeigu būtų peralkęs, tai suėstų viską. Čia aš kaip sakau, jeigu šuniui blogai, tai jisai, jeigu kaip man buvo su Kuba, dešrelės padedi ir nevalgo šuo, tai pizda, reiškia, viskas kažkas negerai, labai stipriai negerai. Tai va, gerai, viskas, einu namo.